Labą dieną, mano vardas Viktoras, esu aš iš Pro plytelių ir šiandien noriu Jums papasakoti, nuo ko pradėti, kuo pabaigti klijuoti plyteles, kad vaizdas būtų kuo įmanoma estetiškesnis, kitaip profesionališkesnis. Aišku, paminėsiu iš pradžių, nuo ko toks vaizdas gali nesigauti, tai jeigu pradedama nuo vieno krašto sienos ir baigiant kitu kraštu, jums gaunasi va tokia dešrelė, o nuo vieno pradėjote iki cielą, o baigėsi va tokia mūsų žargonų vadinama dešrelė arba šuniuku, tai toks dalykas jums vaizdo nepridės estetiško ir grožio, galutinis rezultatas bus gana baisus, net pasižiūrėti į tą kampą, kaip atrodys. Taigi, pradedant yra keli centravimo būdai, su kuriuos naudojantis galima šito vaizdo išvengti. Tai paėmus, tarkim, noriu pavaizduoti šiame lape, tai paėmus turimą sieną, tarkime, atitinkamai paėmus atstumą iš ilgio arba iš aukščio, atitinkamą matmenį padalinus iš dviejų, mes gauname pačią centrinę dalį, kuri bus mūsų atskaitos taškas, nuo kurio mes galime pradėti atlikti darbus. Tai pradedant, kodėl norėjau pasakyti, kad tai yra du būdai, tai tarkime, kai plytelės siūlė eina per pačią sienos centrinę dalį, tai kartais gaunasi geras vaizdas, bet kartais išeina, kad ir pats šuniukas toks pats gaunasi, kaip aš jums prieš tai minėjau. Norint šito išvengti, tada privačią plytelės centrinę dalį reikėtų dėti per patį sienos centrą ir tada atitinkamai gausis kuo įmanoma gražesnis vaizdas. Jeigu norit įsitikinti ir bijot suklyst, tai reikėtų tada dėliotis ant sienos ir piešti plytelių siūles ir kaip jos pasibaigs ant galo ir kokį rezultatą jūs gausit. Aišku, yra tenka susidurti, kada pradedama nuo viršaus su sveika ir baigiant pripjauta. Tai šiek tiek, jeigu jums vaizdas ten nėra baisus ir gaunasi gana geras gabalėlis, estetinio vaizdo negadina, tai galima pradėti šitaip ir klijuoti. Taigi, aišku, jeigu nusprendėte daryti tam tikrais būdais arba nuo sveikos plytelės kampe ir baigti pripjautų šuniuku, toks būdas šiek tiek jums sutaupys pinigų ir, aišku, pačių plytelių. Bet jeigu norit atitinkamo gražesnio vaizdo, tai galit pasinaudoti štai tokį būdą centravimo, randant patį sienos centrą ir nuo jo pradedant klijuoti. Taigi, dėkui už jūsų dėmesį. Iki.